Šiam pasiruošimui gal sakyčiau daugiau skirimo dėmesio, kaip visą laiką ištvermės reikėtų nepamiršti. Techniką galima atidirbti, bet ištvermė yra pagrindas. Tai labai reikalauja daug jėgų, tai nėra, kad atėjai, pabandėjai ir jau tu esi profesionalus kovotojas. Reikia dirbti daug jėgos, ištvermės, reikia ryžtų, noro. Svarbiausia noro turėti ir viskas ir pasiekiam. Šiai kovai atvažiuoja Petras Markevičius, su juo padirbame, važiuojame pastate su Tadeušu Holadinskui, čia Ramūnui Navickui, kad padeda mums taip pat pasiruošti kovoms. Kuo daugiau partnerių, tuo daugiau patirties semiesi, tuo geriau pats jautiesi. Aišku, visą laiką sergu už lietuvius, už lietuvių komandą, palaikau juos. O kova yra kova, kas laimės matysim, nes vienas smūgis ir gali pralošti. Aišku, jeigu priešininkas ir daugiau smūgiuotojas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu jis yra už tave bent šiek tiek geriau smūgiuojas pavėsenui, mano tikslas yra, aišku, laimėti, bet geriau tada pervesti kovą į parterį kovoti. Na, stovėsena, aišku, smagu pataikyti iš kelienių, bet kaip yra ir pavyzdžių daug, kelienių smūgiuodamas gali pats prasileisti ir užšaukti ant smūgių. Tai yra rizika, bet ta rizika kartais pasiteisina. Surprizų gal neruošiu, bet aišku, ir noras visą laiką nugalėti. Na, bet nenugalimų nebūna. Visą laiką kažkas tai pralaimi. Aišku, norėčiau šią laimėti, na, bet kova yra kova. O kaip bus, pamatysim.